Įstojau Kauno kolegiją, nes patiko studijų programa. Norėčiau susėti savo gyvenimą toliau su šitą studijų programa. Gal paskui baigęs kažką norėčiau toliau įstoti. Įstojom į Kauno kolegiją, į multimedijos technologijų kursą. Tai dėl to, kad tai yra perspektyvi programa ir patinka dirbti su programom, kurias mus mokina. Ir šaunūs studentai, šaunūs kursiokai. Multimedijos technologija yra įdomus dalykas, kurį išgirdęs, kad yra tokia specialybė, susidomėjau, pasirinkau, stojau ir toliau studijuoju. Man šitas studijos tikrai patinka. Įstojau į multimedijos technologiją, nes iš tikrųjų patiko programa pati, pasidomėjau. Šiaip baigusi multimedijos technologijas, norėčiau toliau tęsti mokslus aukštojoje. Stojau Kauno kolegiją todėl, kad aukščiau niekur nepavyko įstoti, bet dėl to niekiek nesigailiu. Pasirinkau multimedijos technologiją todėl, kad tai yra mano numanymo perspektyvi profesija, viena perspektyviausia, plataus profilio. Šią specialybę pasirinkau, nes ieškojau panašių informatikos sričių, bet šita buvo geriausia, nes moku įvairių dalykų. Aš esu Kauno kolegijos studentas, multimedijos programos studentas. Man labai šitą programą patinka dėl to, kad mokina dirbti su įvairiomis programomis, su 3D grafika, Photoshopu ir panašiom. Pasirinkau dėl to, kad šis sritis mane traukia. Ir čia labai yra gera valgykla, dėl to man čia ypatingai patinka. O ką kalbant apie studentišką gyvenimą, tiesiog labai fainas, daug pramogų, su savo grupės studentais susigalvojam labai daug ką veikti naudingo, kad labai įdomu būti studentu. Studentavimas irgi įdomus dalykas. Kaip įvairiai visi jį supranta, tai yra renginiai, jeigu kalbėsime apie Kauno kolegiją, tai irgi begalės renginių, tiek klubuose naktinėse, tiek kolegijos teritorijoje. Kadangi esu iš Kėdainių, gyvenu bendrabutyje, todėl bendrabutyje gyvenimas verda. Studentiškas gyvenimas labai įdomus, daug renginių. Atvykus čia gyvenu bendrabutyje, pramogų turime išvis daug. Galima kasdien susirasti įdomios veiklos ir į miestą išeiti. Kolegijoje vyksta begalė daug įdomių renginių. Galima užsiimti daug veiklos, pasibaigus paskaitoms. Galima daug aplankyti, pamatyti. Čia studentiškas gyvenimas yra labai geras, nes vyksta daug įdomių renginių. Galima nuvykti į klubus. Taip pat bendrabutyje yra puikia atmosfera. Kadangi gyvenu su tėvais, tai nematau labai daug to studentiško gyvenimo. Studentiškas gyvenimas? Ne prieš. Pabaigęs kolegiją, tikiuosi susirasti darbą, kuris atitiks mano specialybę. Baigęs multimedijos specialybę, bandysiu studijuoti magistratūrą, o dėl darbo tai bandysiu ieškoti pagal specialybę. Ką nors su puslapių kūrimais, gal 3D modeliavimu, nežinau, apsisprendžiu. Kaip aš pabaigsiu multimedijos specialybę, tai aš bandysiu dirbti su draugais reklamos srityje. Pabaigęs multimedijos specialybę, bandysiu dar stoti toliau ir po to įsidarbinti kokioje nors firmoje reklamos srityje, ar kuriant tinklapius, ar administruojant kokios nors firmos internetinį tinklapį. Baigus multimedijos studijas, galvoju dirbti reklamos agentūroje, galbūt ir leidyklai, arba kurti animaciją, interneto puslapius. Tiek. Pabaigus šią specialybę, galvoju įstoti toliau studijuoti, o vėliau įsidarbinti kokioje nors firmoje susijusi su reklama ar dar ko.